filmuojam iš telefono, nes esame abudu kopūstų ir pamiršom kamerą pasimti. Dabar važiuojam kaip visą laiką tradiciškai į parduotuvę apsipirkti, nes reikia maisto, tušia šaldytuvus, reikia mėsų nusipirkti, tada, nu vienu žodžiu visko. Nes pačias buvo kelionės nefilmavom nei biškė. Nei biškė, nes jau labai daug kartų esame filmavę, tai nieko įdomaus ten. O šiaip biškį iš Lietuvos esame atsivežę visokių ten kumpelių ir majonezą, Danieliaus mėgstamiausia. Tada visokių bomžpakų, nu visokių nesąmonių, žinot, ko čia nelabai yra. Nu yra tų bomžpakų, bet ne tokie skanūs kaip lietuviški. Nu tai ką, varom, ne? Vakar atvažiavom, kada mes 12 nakties. Jo, 12 nakties grįžom, o Lietuvos laiku tai 1 nakties. Bet šiaip dar normaliai, aišku, kol išlaipinai iš kelto labai ilgai užtrukom. Jo, tai normaliai, man atrodo, apie 12. Mes pusę 12 gal net. Jo, kažkas tokia. Sustojom energetinę dabar nusipirkimą. Jo, ir šiaip kaip gerai įsimieguojam, nes čia kai kaime jokių triukšmo nieko nėra, tai senai tai bemiegojom, nes Lietuvoje tai sunkiai tai buvo, ne? Taip. O tu eisi, neisi? Nežinau, žiūrėsiu. Dabar taip netyčia nuėjom prie sviesto. Čia, žinote, tas pats skaniausias pasaulio sviestas Danijoje. Pusė kyla 29 kronos, tai čia beleka. Beleka. Žmonių milijonas kaip visą laiką. Nu, trečiadienį. Bananienų. Čia visokie svogūniukai, dušo dalykai, ne dušo, o vonios kempiniukai, skyšiai, visokie tokie. 175, 2,6 kg krūtinėlė. Ja. Faršas nukainuot čia 5 už kilogramą 400. Karbonado mėsytė, kiek čia įranos? 3,6 kg, 159 kronas. Nu tai ką, kebabų mėsytės pasiėmėm čia ant greitųjų, pasiėmėm, jeigu tingėsim gamint. Nu čia šitie vištienos visai skanus yra. Tai pažiūrėkit, jau pilnas krepšas, žiūrėsim, kiek išleisim. Nu ką, pradėjom dirbti, ane, Danielius dirba. Reikia skanuoti mažesnę kainą. Jie turės patvirtinti, ar ne? O kaip kada čia? Kaip kada? Ne, nereikia. Nereiks. Žiūrėsim, kiek mes čia susimokėsim. Manau, normaliai. Normaliai, o aš irgi taip galvoju. Pasiėmėm visko. Jo. 800. Ir kiek čia eurais gaunas? Vėliau Tai kur? 100 biškį. 100 biškį vieną žodžiu. Normaliai. Alkas. Alkas. Nu tai ką, pirmoji parduotuvė išleidom 106 eurus. Tai aš manau labai normaliai, nes ir daug mėsos pirkom, kiek matėt ir viso kito. Tai dabar važiuom į antrą. Čia majonezas mėsytį marinuoti. Kondicionierius atsukti. Makaronai, spageti, pasta ir graikiškas jogurtas. Gazuotą vandeniuką pateikia. Ir dabar antroji parduotuvė išleidom gavus 206, man atrodo, arba 225. Nu, nežodžiu, dar 35 eurus. Ir dabar kokią savaitę nevažiuosim, nes nežinau, kiek čia išleidom. Nu, jo, 3 eurų. Tai daugiau kitoj savaitėje tik dasipirkinėti reikės ar pieną, ar bulkas ir kažką tokio. Mes jau namuose, bet vis tiek kameros nejungu. Vienu žodžiu, dabar reikia susiskirstyti mėsytės į porcijas ir užsišaldyti. Nu tai ką, ruošiamės daryti karbonadus, bet pirmą ką reikia pasidaryti, tai marinatą. Aš darau su majonezu. Tada dėsiu mes prieskonių kokių, tik mėgstat. Aš dėsiu kiaulienos dabar, tiesiog druskytės, pipiriuką ir svarbiausias dalykas yra česnakas. Gali net prieskonių realiai nedėti, užtektų druskytės ir česnaką ir majonezo. Čia vienas geriausių dalykų, kad jie būtų tokie nesausi. Faktas yra geriau palaikyti visą tą karbonadą marinate parą laiką, bet mes palaikysim tik porą valandžių, nes dabar tiek laiko neturim. O skariau yra kaip parą laiką prabūna. Tai aš dabar tiek pridėjau čia
majonezo ir viską suvarom į vieną, išmaišom, sudaužom mėsytę ir dedam į bliūdą. Nu ką, pipiriuką jau įdėjau, dabar biški, nu kaip biški, man patinka daugiau druskytės, jūs galite dėti kiek norit. Aš čia sakau, jums kaip kokį receptą duočiau. Man patinka daugiau druskytės, tai aš nežinau. Gerai, Danieliau, įspausk česnaką. Sveiki. O, labą dieną. Vaiduoklis vaikšto daiktų. Atsiprašau, jau pridirbau. Danielis laiką pyks, kai šitaip atidarau viską. Nu, bet man taip gaunas, kaip specialiai. Nu, gerai, dabar biškai prie skoniukų, bet reikia su... Oho. Baig. Biškai prie skoniukų. Nu, čia biškai ant tiek mėsos. Čia nėra daug. Nu, tai ką, dabar viską pasidarėm, mėsytę matot, palaukite, nematot, dabar galvoju. Tikriausiai matot, nemačiau mėsytė yra. Ir ją dabar sudaužom ir dedam į marinatą. Aš visą laiką su to dideliu daužau, man taip nežinau geriau. Čia, aišku, garsas bus erzinantis, bet o ką daryti? Ir dabar palaikom apie porą valandų. Čia mano mylimiausiai yra. Nes tą pačią dieną, skaitykite, aš jau noriu. To mėnesį laiką valgiam tik tais tuos greitus maistus. Nu, biškai valgiam ten su kepsniuku. Bet čia mano mylimiausiai. Nu tai ką, kai matė paskutinį kadrą, tai mes žinokit suvalgėm karbonadus, nebenufilmavom. Ir nebenufilmavau kaip kepiau, bet... Na, nu, žodžiu, pavalgėm, žinokit, auto jau mėgot iš karto. Buvom iš tikrųjų pavargę jau. Nu, ką, nosis rodo? Aš nežinau. Dabar veidą žiūrėk, apšitaškiau visas murzis. Tai irgi, aš jau susirašiau, sakau Danieliui, sakau, nu ką, važiuojam, žinai, taip, nes dabar iki parduotuvės varom. Tas dar tik padėta dar ruoštis. Aš jau susiruošus, laukiu, tas eina rengtis, praustis. A, jūsų irgi vyrai taip daro, kaip paskutinę minutę jau reikia bėgti iš namų. O jūs moteris irgi tiek pykst? Taip. Taip. Gerai, tai dabar iš viso praėjo 3 dar dienas nuo tada tų karbonadų kepimą. Jo, mes 3 dienas dabar atidirbam, buvo žiauriai sunku. Įsivažiuot blemba. Kaip, čia vieną dieną buvo 30 karščio, taip sunku. Sako, ar norit sekmadienį dirbti? Mes, ne, gal kitą, gal dabar biškai išeiginiauti dar. Nu, tai dabar paskutinis sekmadienis, toks laisvesnis, daugiau dirbsim sekmadienis irgi. Jo, tai taip biškai sunkiai. Nu tai va, vienu žodžiu, mes važiuojam iki parduotuvės. Nu, sakyk. Noriu pasakyti, ką dabar nusipirksam. Pirksam tokį dalyką, kur dedas į rozetę. Ir ten į naktį uodus, nu ten, kur šviečia ir odai, tai dabar žaibus mūsų kambarį, nes odai va tiek va užknisa, valga mumis. Nu, žiauriai tu pasuvalgia. Nu, tai jo. Ir dar ką noriu sakyti, Danieliaus yra gimtadienis 18 dieną, tai čia bus antradienis. Aha. Tai aš sugalvojau dabar, ką važiuosim ir tu galėsi išsirinkti dovaną savo. O! Gerai. Savo dovaną galėsi išsirinkti? Taip, nu, iki kokių 100 eurų. Oho, iš kur tiek pinigų pas tave? Nu tai gal dirbau, išsidirbau. Nes aš šiais metais kažkaip, nu, neplanavau, kažkaip aš iš viso planavau tau nupirkti po gift cardą, žinai, čia. Aha. Bet tada pagalvojau, nu, gal įdomiau dabar bus, gal galėsime pafilmuoti, ką tu čia išsirinksi. Nu, jeigu aš išsirinksiu kažką. Nu tai va, ir tada reiks antradienį kepti tortą, nes Danieliui sueina 26 metukai. Senis bizdalis. Tai va, varom. Danielius dabar, kai važiuojam visą kelią, galvoju, ko jis gali norėti. Ko? Škurlių reik man visokių. Škurlių? O gal batus, bet jau tokius rudeninius, nes kėdo tai aš daug turiu. Nu žiūrėsim, ką iš išsirinks. Atvažiavom kaip visą laiką tą patį Akropolį ir dabar varom tada rinktis man dovaną. Aš galvoju, gal striukytės man reik rudeninės. Per vieną tokią praėjom, bet į vidų neėjom, ten visi taip pačiupinėjom, tai nelabai buvo, tai dabar gal čia kažkokia mandresnė. Da kaip išuona, aišku, tokia. Tokia, nu, šimtas. O tau tai nepatinka? Oi, išėmiau, gypsiu. Tokia? Ne,
Ne, tokia nelabai. Dabar kur tą žiūrėjau, tai visai nieko buvo, bet kainą pasižiūrėjau, štuka 200, tai čia, nežinau, gal 108 eurų, tai ne, ačiū gal. Gerai, pirmą tokią pabandom pasimatuoti. Aš dar norėjau S ar XS, bet čia M's visai neblogai atrodo. Reikia užsitraukti. Gerai, šitą man labai patiko. Ir labai gražiai. Tai šitą pasiemu į rankas. Kokia kaina jos? Tai va neaišku. Nežinau, čia vieną kainą rašo 800, o kitą 1300. Tai vienu žodžiu čia išsirinkom tą pirmą, kur, patiko man šiaip labai tą juodą. Vienu žodžiu, ten buvo 2 kainas, kaip ir membershipui ir šiaip paprastam žmogui. Ir klaus mūsų, sako, ar jūs esate tam narys, sakau, ne. Sako, o tai gal norit būti? Aš sakau, jeigu kaina pasikeis. Tai sako, jo pasikeis, tai viskas susipildėm vienu žodžiu. Tai realiai kaina per pus pasikeitė. Tai nenoriu, aš sakydama, man čia duovana yra, tai gavos 106 eurai, o be būtų 180, man atrodo. 108 eurai gavos. Tai da maišelį pirkti reikėjo. Tai vienu žodžiu. Taip, labai ačiū tau. Bet labai gražiai sarkyta. Taip, labai ačiū. Labai prašym. Va čia tas dalykas, apie kurį pasakojau. Ir čia Milvyda dar vieną rado. Aš kokį papigiai, bet šiaip išpirktų tokie dalykai. Šitas duot garsą. Bet čia Danielių yra netgi tas tinklas už 30 kronų. Tai man atrodo, kad jamam šitą į vieną razetę įdėsam ten apačioj ir tada šitą, kad pažaibuotų namuose normaliai. Ir jų kainas viens 30 kronų, o kits 15. Tai čia Nedaug. realiai centais už tokius dalykus. Dar greitai užsukam į maisto parduotuvę, bet čia net nefilmavom, nes jau praeitą, nesenai matė. Ir dar vienas tuosim, bet nerodysim. Dar Danielius mašinai kempinę nusipirko plauti. Ir bananų 15. Ir ką tu dabar čia daryti? Vienu žodžiu dabar išvažiavom ir visas koinas yra įdėtas plauti. Ir aš neturėjau koinų, tai aš esu be koinų, tai va nusipirkom ir koinų. 3,8 išmerom mano kemp pirmą. Biškai pratampyti, bet čia palauk su akcija. O kodėl tu tokio pasiėmį buvo didesnis? Buvo 3,8 ir kemp pirmo. Kaip nepatink man be koinų būti. O, kaip smirda. Kaip tai smirdi. Patys smirdi. Smirda. Aš nekirpsiu to, nukirpsiu ir viskas. Šmykis. Gali kalbėti, ką nori. Va, kapą. Papigiai. Gerai. Aišku, gerai. Liuks, pimpaliuks. Iškirpsiu šitą. Ne, neiškirpsiu, tai pimpaliuks. Ir dabar tada, šiaip vakar aš bent jau užmarinau šašlyką vištienos, kratinėlės senais. Aš tai sakau, kad ten ne šašlyks, ten kepsniukai. Nesvarbu. Tai tikriausiai važiuosim pasikepti ir tada baigsim video, nes tikrai neturim ką filmuoti ir nesinori šiaip blevyzuoti nesąmonę. Bet mes sakom paskutinį kartą šašlyką šią vasarą kepsimės, nes dabar jau non-stopų jaučiu vėl dirbsim, ateis ruduo, nebepasikepsim. Tai darom! Ką, grįžom jau, mūsų mašiniuks stovi, Murze. Potė Murze. Energetinę nusipirkom, net negėrėm. Varom šmutkės pasiimt visas. Danielius sakė, labai dar kartą nori pasimatuoti striukę, tai žiūrim, ką turim. Ar tikrai man patiks? Aišku, man patiks. Čia vis tiek rudeninė, tai aš būsiu su megstiniu rudenė, tai galiu megstiniais dėtis. Uždaryk. Paibiški toliau. Tai gerai, man patinka, kad kaklą labai uždenga. Šiauriai gerai. Opa. Eitų labai. Čia iki. Pabandyk užsidėti kapišoną. Kapišonas toks. Bet labai gerai. Išbėg parūkyti. Labai gerai. Kišenės tokios. Skaityk, kiek būtume susimokėję, būtume be akcijos 100 šiam? Ar kiek? 108. 108. O su akcija 100.
Nu, belenkai Nu, tai pasisekė, nu. O yra kažkaip vidinė kišenė? Aš irgi noriu pasižiūrėti, ar yra, nėra. Yra. Yra. Tai daug gerai. Oi, soda didelė. Čia net... Nuvažiau, nu labai, apsisuk galą parodyk. Nu super, super, super. Nu, da, Danielius labai nori čia unboxint tuos. Žudysim, dabar žudysim visus uodus. Aišku, į kambarį nunešimės, bet žiūrim kaip ant. Bum. Tai ką sakė, akių ne. Nu dabar tai ragas bus. Čia vis tiek tas spalva pritrauks. Na, naktį užmigsimas ant kalto. Užmėgsim, labai gal nešvies. O šis ultra garsinis gaunas. Ir pasižiūrėti. Bet, žinai, įdomu, koks būtų čik jau čia, ne? Nu. Tai šitą dėsam kambarį ten čiutne į kampą ant žemės, o šitą prie lovas. Bus ragas visiems. Čia batarijas dedas. Bet ne. Taip ir baterijas dedas. Tai jo. O tai kam tu dar žiūrėk, yra dar ten šluotytas, jau. Iššluot Jo, lavonų. O šitą. Negirdžiu nieko. Nu nesvarbu. Yra specifinis garsas. Bet užknis raudoną lempikį. Gerai, ir taip, kaip čia bebūtų smagu mum, reikia eiti... Nu, bai! Reikia eiti kurti šašlikinę, tada sumauti šašlikiuką. Ir dar reikia žvirblius mum pamaitinti, nes... Tie žvirbliai užskrida į šiltus kraštus. Dar ne, dar šilta. Paimsiu batoną. Gerai, galėsi nunešti. Tai reikia eiti užsikurti, pabandyti, nes šiaip gan nemažas yra Milvydė, sakė, aš neįsiu į lauką, čia taip ir anaip. Parodyk mūsų stalčių, saldumynų. Da tik tais dabar iš Lietuvos, tai va čia visko. Nu, ne viskas iš Lietuvos, bet... Mes tik, mikrofoną atimšime. Mes tikrai sveikai maitinamės. Vokiškai batons. Prisivežėm gerybių. Porą? Porą. Va čia. Čia žvirbliam. Užteks? Užteks. Tai... Einu tada aš į lauką, o tu ką veiksi? Aš? Nieko neveiksiu. Šitą Danielius vakar vištieną marinavo, tai žiūrėsim, ar skani bus ar ne. Kvepėtas. Bet šiaip skani kvepia. Šiaip gali iš tavęs parodyti. Žiūrėkit, vis kačiukam savo. Visą dėžę nupirkom. Maistelę, o kiek suvalgė daug. Čia yra vištienos krūtinėlė sumarinuota su visko, tai iš po vakar. O kaip skaniai kvep. Gerai, viskas, einam lauką. Gerai, mūsų pečius dar stovi. Toks nenaudojams. Čia turim drožilikių tų, žievies. Čia prakurom. Čia darbiškai prakurom. Čia beržiuką, laikraščią ir paskui atnešu dar turim tų... anglių. Gerai, dabar prakurom tokius sudedam, bandom uždegti.
Ir taip greit iš pirmą kartą, net nereikėjo vargti. Arba dabar reikės. Nu, nesvarbu, gal užsidegs. Nu, viskas taip lengvai ir paprastai dega, dar porą įmesiu ir eisim maut šašlyką. Atėjo laiks užmaut šašlykienus. Tokiais gerais gabalais pjaušiau. Tai krūtinėlės didelė buvo. Nežinau, čia kiti mažiliukai tokie iš viso, bet prispausam ir iškepsam. Svarbu neperkeptų. Dabar kumpelį valgau kaip skanu. Iš Lietuvos. Lietuviškai. Va čia va. Gal gausias 3 iešmai. Arba 2. Irgi bus Nu, tai gerai. gerai, užteksim. Gal į darbą liks? Nemanau. Aš tai valgyti žiauriai noriu. Žiauriai, na, aš tai nėra, kad norėčiau valgyti. Bet aš šitoj darysiu tą, aš nežinau, tą pasakiau, nesakiau, kad aš darysiu Danielius gimtadienio progai tortą. Ir darysiu marskaponį. Nu, vienu žodžiu. Tai, jo, mes nusipirkom šiandien produktus, aš šitoj padėsiu daryti, nes jį reikia užšaldyti šaldytuve, nes nedarysiu to kepto. Tai rytoj padėsiu daryti, tai aš istorius įkelsiu, kažkiek maždaug, žinau. Tai ateikit į Instagramą ir pamatysit. Nu, nedarysiu aš taip, jeigu norės, žmonės ir ateis čia. Tik taip sakau, kad. Nu, nes šiaip aš, žinokit, tik tais 3 kartą darysiu savo gyvenimo tortą, tai va, visus 3 per Danielius gimtadienį dariau, man atrodo, ne? Tai tavo 3 kartas bus, kai darau. Jo, kai darysi, bus 3. Tai... O gimtadienis ne 3 kartų. Daugiau, bet aš kažkaip čia tik sumašiau daryti, man atrodo. Nes aš šiaip pirmai pirkdavom tortus, bet paskui reikia pakalbėti. Nu, šiaip nėra, kad aš mokėčiau, žinokit, tortus daryti, tikrai nėra. Bet, tipo, skonis žiauriai geras gaunasi, bet ta išvaizda tokia. Ir mes dabar pamiršau nusipirkti tą specialų, kur yra tortinė, nu, kur tą tortų dėti, nes mes neturim realiai normalios. Tai dėl to ta forma tokia kažkokia gaunasi, nežinau. Nu, bet... Ateisit, pamatysite mano nesąmonį pridaryti. Šedevrus. Nu tai sumau ant 2 ešmų, tai užteks. Iešmų? Iešmų. Gerai, tiek degė, bet tiek tik žarytę turim, bet jau dedam mėsytę ir einam pas Milvydę pasikalbėti. Ir žinau, kad žmonės tikrai daug kas klausinės apie mūsų butą. Ir kaip čia kas vyksta, kai išvažiavom, tai žinau, kad turėtų meistras pradėti darbus, turėjo pradėti šią savaitę, kai išvažiavom, bet išvažiavom, dar nepradėjo darbų. Nu, tai tikiuosi, nuo pirmadienio pradės darbus. Jis jau skambinėja su blemba ir... Ne dėl to, nes biškai yra į priekį pinigai sumokėti, žinot. Tai gal biškai dėl to irgi, nu nesvarbu čia. Tikiuosi, nes šiaip, kiek girdėjau, labai fain žmogus yra, tai pasitikim ir tikim, kad padarys darbus visus pagal reikalus ir kaip turi būti. Nu, nesvarbu čia. Tai, o dar klausimas buvo, kaip jūs čia galite palikti vieną statybininką ir panašiai, tai jis nebus vienas, yra tėvai, kurie prižiūrės ir atvažiuos. Tai žinokit, paliksim tikrai geruose rankose, jeigu ką, žinokit, geresnėse negu mes esam. Atvarys, pasakys, ką tu čia turi. Nu, juokauju. Tai va, žinokit, tai nutrūka čia mums, kaip bekalbėjom. Tai norėjau pasakyti, kad irgi norėjom ir įkelti jums biškį nuotraukų, kaip pasikeitė visas vaizdas ir panašiai, bet kaip matot, kol esame išvažiavę, tai nieks dar ir nepasikeitė. Tai va. Bet kai prasidės jau tie normalesni darbai, kai jau tikrai atvarys dirbti ir mes gausim ir nuotraukų ir kažkiek pafilmuotų dalykų, tai įkelsim irgi, bet gal ir YouTube įkelsim kažkur įterpę, bet dažniau vis tiek į Instagramą. Nu, bet tikimės, kad prasidės normaliai darbai. Tai va, tai gerai, tada ačiū, kad buvot su mumis. Like, subscribe, share, comment ir visa kita. Tai susitiksim kitą savaitę. Arba dar po kitus. Ne, tikiuosi, kad kas savaitę filmuosim, bet nežinau, kaip čia mums gausis ką nufilmuoti, nes pas mums rutina kiekvieną dieną tokia pat. Tai labai atsibos, net patiems tą patį rutiną, o jums tuo labiau gal atsibos, aš nežinau, parašykit komentarą ir iki kitos savaitės.